Jobo knyga, 4 skyrius. Temanas Elifazas atsakydamas tarė: Jei kalbėsime tau, gal tau ir nepatiks, tačiau kas gali susilaikyti nekalbėjęs? Tu daugelį pamokiai ir sustiprinai jų pailsusias rankas. Klumpanti tavo žodžiai palaikė, linkstančius jo kelius tu sutvirtinai. Dabar tai užgriuvo tave ir tu nusilpai. Tai palėtė tave ir tu sunerimęs. Argi tavo baimė neturėtų būti tavo pasitikėjimas ir tavo nepeiktinas elgesys tavo viltis? Pagalvok, kas, būdamas nekaltas, pražuvo, ar teisusis buvo sunaikintas. Kiek esu matęs, kas aria blogį ir sėja piktadarystes, tai ir pjauna. Nuo Dievo pustelėjimo jie žuvo, jo rūstybės kvapas juos sunaikino. Liūto riaumojimas ir piktos liūtės balsas nutildomi, jaunų liūtų dantis išdaužomi. Senas liūtas žūva, neradęs grobio, ir liūtės jaunikliai išsisklaido. Paslaptis mane aplankė ir mano ausis ją nugirdo. Mąstant apie nakties regėjimus, kai gilus miegas buvo apėmęs žmones, mane apėmė išgąstis ir drebėjimas, ir visi mano kaulai tirtėjo. Dvasia praėjo pro mano veidą ir mano plaukai pasišiaušė. Jis stovėjo, tačiau jos neatpažinau. Pavidalas buvo prieš mano akis. Buvo tylu ir aš išgirdau balsą. Ar mirtingas žmogus gali būti teisesnis už Dievą? Ar jis gali būti tyresnis už savo kūrėją? Savo tarnais jis nepasitikė ir mato angelų klaidas. Juo labiau tie, kurie gyvena molio namuose, kurių pamatai dulkės. Jie sunyks kandžių suėsti. Jie naikinami nuo ryto iki vakaro ir pražūsta niekieno nepastebimi. Argi jų didybė nepranyksta? Jie miršta tiesos nesuvokdami.